Grįžtame į mūsų studiją ir čia jau žadėti svečiai, tiksliau svečias, Nerijus Stasiulis, Palangos kultūros centro direktorius pavaduotojas. Labas rytas. Labas rytas. Kad tik kamera galėtų jums, mėlyjeji, kvapą perteikti, tai tikrai pajustumėte stinteles, kurios čia ant mūsų stalo tiek keptos, tiek marinuotos. Tikrai apie receptus pakalbėsime. Pradėkime nuo Palangos stintos šiųmetinio renginio. Vyksta 11 metai. Nerijau, ką šiemet tradiciško puoselėjate ir ką netradiciško stengsitės parodyti? Na, iš tikrųjų, pradedant antrąjį dešimtmetį šios šventės, kuri buvo pradėta būtent verslo ir kultūros žmonių iniciatyva, siekiant mažinti ir sezoniškumą ir skatinti verslo, kavinių, restoranų, žiemos laikotarpio pragyvenimo didesnį. Ir ieškant, aišku, originalių būdų Palangą pristatyti ne tik kaip vasaros sostinė, kaip įprasta, bet kad tai tikrai yra aktyvus miestas ir kitais sezonais. Tai iš ties praeitais metais užbaigėm 10-metį gražių renginių, dėka mūsų draugų LRT su gražiu didžiuliu koncertu. Tai šie metai mus truputėlį įpareigoja inventorizuoti ir ieškoti naujų kažkokių tai idėjų, naujų būdų. Ir iš kitos pusės mes stiprinam tai, kas pasiteisino per 10 metų. Kad išsigrynino tikrai, na, kad ir tie patys stintų patiekalai, kurie yra populiariausi tarp visų svečių. Ir tas išsigryninimas rodo, kad kas metai auga turistų srautas iš užsienio šalių, vietinių turistų, auga iš ankstinės rezervacijos, ko tikrai niekas nesapnavo prieš 11 metų. Iš ties mes stengiamės ieškoti naujų kažkokių tai įdomių, na, pradžiai atrodytų žaidimų, vėliau tai tampa rimtais dalykais, kaip Stintų ordino įsteigimas, kaip jo veiklos plėtimas ne tik Palangoje, Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, bendradarbiavimas su panašiom šventėm, kurios vyksta kaiminėse šalyse, šalia to pristatant ir Palangą, ir Pajūrį, kaip žvejyšką kraštą, ko galbūt ne visi žino, bent jau artimieji kaimynai, tai mes aktyviai dalyvaujam Kaliningrado silkių šventėje, ieškom dabar kontaktų išvykti į Sankt Peterburgo, taip pat Stintų šventę, Skandinavijos kelias šventės. Tai iš tikrųjų ši šventė tapo ir savotiška Palangos vizitinė kortelė, pristatant Palangą kaip aktyvų kurortą ir ne tik vasaros metu. Ir be abejo ženklus dabar jau yra ir indėlis į verslo biudžetą, atitinkamai ir į valstybės mokesčių biudžetą, atitinkamai ir į savivaldybės biudžetą. Ta prasme, kad gavosi taip, kad susibalansavo šventė ir tapo jinai patraukli ir reklaminė priemonė ir, kas džiugu, ir, sakysim, jau tam tikrų pajamų šaltinių ir galimybė išgyventi sunkų žiemos laikotarpį, ypač po naujųjų metų, iki to aktyviojo jau šiltojo sezono. Nerijau, užsiminėte apie įkurtą Palangos Stintų ordiną, 2012-aisiais tai įvyko ir atrodė, kad, na, vyrai sugalvojo paišdykauti, nieko čia nebus, bent jau man taip atrodė. Bet ordinas gyvuoja ir kas nieko nežino apie tai, tai citata iš jūsų ordino, man rodos, dalies priesaikos. Tai gurmanų struktūra, tad ir riterių šventinimo įrankis yra ne kalavijas, o samtis. Štai ir pats esate kancleris. Kodėl šito Stintų ordino reikia ir žinau, kad šiame turėsite ypatingą narį. Ja, iš ties viskas, kas rimta, kažkada prasideda nuo žaidimų. Ir kurortas iš tikrųjų turi galvoti ir apie duoną, ir apie žaidimus, nes mes atsakingi už žmonių tiek dvasinę, tiek fizinę atgaivą ir kad grįžę iš kurorto žmonės kibtų į savo darbus kasdienius, linksmi, sotus ir laimingi. Ir vienas iš tokių naujienų, ką mes norėjom kažkur tai naujau save pristatyti ir gimė mintis įkurti Stintų ordiną. Pradžioje steigėjais buvo tie, kurie per 10 metų labiausiai prisidėjo prie šios šventės organizavimo ir tai buvo pradžioj tikrai tikras žaidimas, tik ne vien tik vyrų, mes riterių gretose turim ne vieną žavę damą, bet vėliau, na, toks susidomėjimas tuo tokiu žaismingu pateikimu, iš kitos pusės ir pakankamai rimtu, nes Stintų ordinas yra atsakingas ne tik už stintą kaip po tokią populiarinimą pasaulyje, Lietuvoje, bet bendrai už žvejyškos kultūros populiarinimą, už tradicinio kulinarinio paveldo populiarinimą. Ir pasirodė, kad iš tikrųjų tai yra pakankamai įdomu. Ir ko tolyn gilinantis, mes pradedam jau kaupti ir istorinius receptus, ir
mokyti kitus įvairiausių jau pamirštų tiek žuvienės, tiek stintų apdirbimo. Žvejai dalinasi savo patirtimi žvejojimo įvairiausių metodikom. Ir iš ties šiai dienai per šios nepilnus 2 berods metus mes jau gretose turime tos vadinamosius mūsų stintų šventės ambasadorius ir gretimose užsienio šalyse, ir Latvijoje, ir Rusijoje, ir Švedijoje, ir ambasadoriai, merai, ir mūsų šalies vadovybės, ministrų nemažai jų tarpe, ir mes džiaugiamės, kad šios šventės metu, šią šventę atidarys su mūsų meru kartu ir mūsų Respublikos prezidentė, ir šalia meras taip pat yra mūsų riteris, tai riterių gretas papildys ir mūsų prezidentė. Nerijau, gerai. Užsiminėte, kad tikrai yra ypatingų receptų, vieni tokių, na, visiškai Palangoje būdingi, ar yra, na, specifikuoti? Kad išskirti Palangos receptūrą, aš galėčiau gal tik tais žuvienės virime, nes... O stintose? O stintos iš tikrųjų yra 3 populiariausi patiekalai, kurie galbūt yra viso pajūrio regiono, nes iš tikrųjų... Trečioje vietoje, jeigu nuo apačios, tai yra rūkyta stinta, tai yra šviežiai rūkyta ir negalėjome šiandien atvežti, nes jinai šiuo metu rūkoma. Taip. Antroje vietoje yra marinuota, kurią jau jūs turite ir jau galima ragauti. Ir pati populiariausia yra šviežiai iškepta, paprasčiausiai miltuose apvoliota stinta. O marinuota kame? Šiaip jinai yra iškepta, tik tais marinate vėliau jau marinuota. Atsteliu turbūt kokiu geru. Įvairiausiai yra marinato receptų, patys žinau. Neriau, dar viena naujiena, šie metai yra šeimos sveikatos metai, prisivalgėm stintų, sudalyvavom stintų valgymo varžybose, apsikeitėm receptais. Kaip tas kalorijas suvartotas dabar išsportuosite per stintų šventę? Iš tikrųjų, šiaip stinta yra vienas sveikiausių. Ir šiaip žuvelių valgymui, bet iš tikrųjų mes jau daug metų draugavom ir bendradarbiaujam su Sveikuolių sąjunga ir greta visada mes esame visose šventėse. Tai stintų šventėje greta yra ruonių šventė, sveikatinimosi, grūdinimosi šventė, stalo šventės antra dalis yra sveiko maisto šventė. Tai iš tikrųjų mes kviesime visus, kurie galvos, kad jie yra jau padauginę kalorijų, kartu su ruoniais nerti į jūrą, grūdintis, prabėgti maratoną. Bet jeigu rimtai, tai iš tikrųjų sveikos šeimos metus mes tikrai stengsimės visus renginius akcentuoti būtent į Palangą kaip sveiko miesto pristatymą, nes iš tikrųjų Palangoje viskas yra dėl aktyvaus poilsio praleidimo, nuo vaikščiojimo parkais, dviračių takų infrastruktūra, gegužės pradžioje atidaroma nauja sporto salė su didžiuliais festivaliais Sportas visiems, su spa procedūrų festivaliu naujų, kuris bus naujiena šiais metais, ruonių šventė, sveiko maisto šventė. Ta prasme, mes šiais metais stengsimės Palangą pristatyti kaip sveiką miestą, kaip sveikatos sostinę ir tikrai kviesime kiekvieno šventėje rūpintis ne tik kalorijų skaičių, bet ir jau mokytis jas skaičiuoti, galvoti, ką valgai, nes tai labai svarbu ir šalia to pristatyti, kad yra Palangoje puikios galimybės tas kalorijas šalia ir sudeginti, kad tikrai jaustumėtės sveiki, lengvi ir laimingi. Na, bet kaip ten bebūtų, žemaičiai vis tiek mėgsta skaniai pavalgyti ir pasidalinti su kitais, tad visi laukiami šį šeštadienį Palangoje, ne tik šeštadienį, ir penktadienį, sakė Nerijus, išdavė, kad bus meilės diena, po to bus šeštadienį meilės diena stintoms ir galiausiai mylėsime tėvynę, kaip sakė Nerijus, tad jeigu tik tai turite galimybę, būtinai aplankykite šį savaitgalį Palangą. Ačiū Nerijau šįryt už nuostabų kvapą ir žinoma pokalbį. Ačiū.